Sveiki! Kriptovaliutų pasaulyje ką tik įvyko, sakyčiau, tikras žemės drebėjimas. Šiandien aiškinamės, kas tas Mika atitikties skardis ir kodėl šios taisyklės iš esmės keičia viską. Gerai, įsidėmėkite šią datą. Tai nėra šiaip eilinė diena kalendoriuje, tai kritinis lūžio taškas visai Europos Sąjungai. Saugomo tinklas, kuris daugelis saugojo, jo tiesiog nebeliko. Būtent, daugeliu įmonių pagrindinėse ES jurisdikcijose tas pereinamasis arba senelio teisių laikotarpis, kuris suteikia laiko prisitaikyti, dabar oficialiai baigtas. Viskas. Veiksmo laikas atėjo, o laukti ir stebėti tiesiog nebėra išeitis. Taigi, ką visa tai reiškia praktiškai? Pasinerkime giliau ir pažiūrėkime, kaip dabar atrodo ta naujoji realybė. Nes reguliavimo aplinka pasikeitė fundamentaliai ir labai svarbu suprasti, kas konkrečiai yra kitaip. Štai čia ir matosi pats ryškiausias skirtumas. Jei 2025 dar pasižymėjo tam tikrų lankstumu, dabar susidurėme su labai griežta nauja realybė. Ir čia yra ypač aktualus momentas. Lietuva buvo viena iš tų šalių, kurios pasirinko trumpesnį 12 mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Tai reiškia, kad mums naujosios taisyklės galioja jau dabar. Gerai, o dabar susipažinkime su nauju pačiu svarbiausiu įrankiu visame šitame procese. Tai ESMA laikinasis registras. Galima apie jų galvoti kaip apie oficialų sąrašą, kuriame privalo būti kiekvienas teisėtai veikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas. Jei įmonės jame nėra, tada kyla rimtų problemų. Ir reikia suprasti, kad šis registras tai ne šiaip koks informacinis sąrašas. Dabar jis turi realią teisinę galią. Jeigu kripto įmonės nėra šiame registre su statuso įgaliota arba laukia patvirtinimą, jie automatiškai laikoma neatitinkančia reikalavimų. Tai reiškia, kad bankai ir kitos finansų įstaigos nuo šiol privalo tikrinti visus savo partnerius būtent pagal šį sąrašą. Ir visa tai veda prie vieno labai svarbaus dalyko – tai laikomo įgaliotų statuso pabaiga. Nuo šiol įmonės tiesiog nebegali remtis šiuo statuso tose šalyse, kur pereinamasis laikotarpis baigėsi. Pasikliauti 2025 leidimu paprasčiausiai nebepakanka. Gerai, taisyklės pasikeitė. O kas nutinka, kai jų nesilaikoma? Štai čia Mika reglamentas ir pereina nuo teorijos prie labai realių ir, sakyčiau, neatidėliotinų pasekmių. Tai paprastai tariant reiškia, kad nacionalinės institucijos, pavyzdžiui Lietuvos bankas, gavo nurodymus imtis veiksmų. Laikai, kai buvo galima tikėtis atlaidumo ar įspėjimų, baigėsi. Dabar prasideda aktyvus taisyklių vykdymas prieš visas nelicenzijuotas įmonės. Taigi, esminis dalykas dabar yra štai kas. Kripto turto paslaugų teikėjai be leidimo privalo nedelstamai pradėti savo veiklos nutraukimo planus. Ne tik jos turėti kažkur stalčiuje, o realiai aktyvuoti. Tai reiškia tvarkingą pasitraukimą iš rinkos, visų klientų lėšų grąžinimą ir turto perdavimą kitam jau licencijuotam teikėjui. Tai turbūt pats svarbiausias klausimas. Kas laukia tų, kurie galbūt nuspręs ignoruoti šios naujus reikalavimus ir, tikėsis, kad niekas nepastebės? Rizikos yra labai konkrečios ir skaudžios. Klientams tai gali reikšti įšaldytas sąskaitas ir įstrigusius pinigus. Pačioms įmonėms tiesioginę reguliuotorių įsikišimą. Be to, ESMA labai aiškiai pasakė, kad ypatingai atidžiai stebės vadinamąsią atvirkštinio siūlymo spragą. Tai yra, kai įmonės bando teigti, jog klientai patys jas susirado, tai bandamas apeiti taisyklės. Su tuo baigta. Situacija, kaip matome, yra rimta. Bet ką daryti? Gerai. Pereikime prie sprendimų. Štai aiškus veiksmų planas, skirtas būtent finansų įstaigoms, kurios dabar turi veikti greitai ir labai ryžtingai. Štai 4 privalomi žingsniai, kuriuos reikia atlikti nedelsiant. Pirma, patikrinti visus savo kriptovaliutų partnerius ESMA registre. Visi iki vieno. Antra, nedelsiant sustabdyti visus pinigų srautus toms įmonėms, kurios neatitinka reikalavimų. Trečia, įvertinti iš naujo su pinigų plovimu susijusią ir bendrą veiklos riziką. Ir ketvirta, būti pasiruošus atsakyti į labai konkrečius priežiūros institucijų klausimus. Ir visa tai atveda prie vieno esminio klausimo, ties kuriuo ir norėčiau pabaigti. Mika era jau čia. Ar institucija yra pasirengusi apginti savo partnerystės kripto srityje? Apsvarstykite tai rimtai, nes ateitis priklauso būtent nuo to.